Sveiki! Mes esame šiandieną Naglės Gym sporto salėje kartu su Sporto bulvaru ir šiandieną mes mokinsimės pakirtimų technikos, imtynių pakirtimų techniką. Taigi, pradėsim iš karto nuo veiksmo, nuo tiesioginio parodymo, kad negaišti laiko ir būtų tiesiog visiems aišku. Pirmiausia, yra labai svarbu, kad pastebėti priešininkas kokiai pozicijai stovi. Jeigu priešininkas stovi taip, kad jo kairė koja prieki, taipogi atsistojat, norint atlikti pakirtimą, kurį dabar demonstruosiu, atsistojat taipogi, kad jūsų kairė koja stovėtų prieki. Pasiimu paėmimą už viršaus kimono ir kitas paėmimas yra paimamas už kimono rankos. Paėmimas pasiimas tvirtai, kad jausčiau priešininką. Toliau, kad padaryti pakirtimą, man reikalinga priešininką pastumti nuo savęs, kad jo kūno masė pereitų visi šiuo atveju dešinės kojos ir atsipalaiduotų jo kairė koja. Tad tuo atveju aš galiu atlikti pakirtimą ir kada pakeliu koją priešininko, atramos šitoje vietoje nebelieka, rankos pagalba patraukiu žemyn ir priešininkas parvirsta. Dar kartą pademonstruosiu. Paėmimas, pasiėmiau priešininką, kažkiek paliktais paimitoju patraukimą ant savęs, priešininkas priešinasi ir jisai, kad tartum norėtų nubėgti nuo manęs, pasitraukia nuo manęs, svorio centrą, tuo pačiu savo kūno masę permesdamas ant savo dešinės kojos. Tada aš paleidžiu jo viršutinę kimono dalį, pamušu jo šiuo atveju kairę koją ir likdamas stovėdama ant vienos kojos, ranką patraukiu žemyn ir priešininkas parvirsta. Tai būtų tokia tikrai nelabai sudėtinga, bet tikrai reikalaujantį nemažai darbo, kad jūs galėtumėte atlikti kovos metu. Sekanti pakirtimų technika. Vėlgi, palikime mes tą patį paėmimą. Ir dabar aš darysiu veiksmą išeidamas į šoną. Šiuo atveju kairė koja žengsiu link priešininko, pasukdamas rankomis jį į šoną. Ir koja žengdamas, pakirsdamas jo savo dešinę koją, pakertu priešininkui žemiau kelio kelis centimetrus jo kairę koją. Kaip tai atrodytų praktiškai? Apkroviau priešininką, pats pritūpęs esu kažkiek, kad masės centrą jausčiau savo per vidurį. Žengiu koją, rankom susuku ir hop. Metimas. Dar kartą. Paėmimas. Vėlgi, kaip ir minėjau, žingsniukas į šoną, rankom suvedu. Labai gerai, kada priešininkas būna pagąsdinu, kad stumsiu nuo savęs, o jisai stumia jūs į priekį. Ir va šitoje vietoje aš pasitraukiu į šoną ir pakertu koją. Hop! Dar kartą. Paėmimas. Ir hop! Pakirtimas. Ir sekantis pakirtimas iki priešingą pusę, vėlgi paėmimas tas pats, kimono viršus ir ranka. Tik tais aš šiuo atveju žengiu savo dabar dešinę koją, lygtais norėčiau užeiti priešininkų už nugaros, susukdamas rankom į šoną ir pakertu šiuo atveju jo tolimesnę koją, su savo mano kairė koja, jo dešinę koją. Pakertu. Paėmimas, dar kartą, einu į dešinę pusę ir pakirtimas. Kaip pastebėjote, veiksmai nėra labai sudėtingi, tačiau reikalauja nemažai darbo, kad pajausti priešininko stovėseną, pajausti priešininko masės centrą, pajausti priešininką, kaip jisai juda, tuo būdu atliekant vieną ar kitą veiksmą, šiuo atveju pakirtimą tiek į šoną, tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę. Tai šiandieną būtų tiek, kalbant apie pakirtimų veiksmus. Ačiū klubo Naglės Gym treneriam ir Sporto bulvaro vadovam.